Mes ir be jūs. Na. Nes jiem lokacija iš karto. Dabar tą lokaciją svarbu išsisaugot. Ir matai, mes savo trečio sklypo, tai dar Taip. mes nepasieksim, tai kad jis tam gale, sakė, toks siauras, o ilgas sklypas, ne kvadratinis kokis. Taip. Aš mačiau planelius. Nu, Žiūrėjau. atsivežiu Taip. planelius, jeigu reikia, dėl visako paėmiau vis tiek. Gerai, gerai. Dabar šitas. Čia reikia. Nu, čia viskas gerai. Tegu būna. Taigi, esame Tetervinės kaime. Taip. Parduodame 22 hektarai čia yra, Aha. ne per visus. Taip, 22 hektarai, 20 darai. Taip, ir čia nepaprasta vieta. Na. Čia yra ir vandens telkinių. Taigi, va, Va. tvenkinys visas šitas. To jaus parodysim, apsuksiu kamerą. Va, vandens telkiniai. Miškelis aplinkui. O dabar tos ribos kaip yra. Dabar Čia šito, Kad čia hektaras orientuotis. 27 arai, tai va Taip. už vagonų eina linija. taip. Ir va, ana ten, kur šitą šatrelą tremtajim pušį, matai toli? Ai, taip. Tai tenais eina jinai, iš čia viena linija va eina va šitaip. Sulik mišku, vienu žodžiu. su tuo. Beveik, kad sulig miško Taip. viskas. Aha, Ten aha. dar biški miško kampukas yra. Supratau, Tam gale. supratau. 22 hektarai. Nu taip, Tai taip. va, Taip, bet čia Taip. hektaras 27 arai šitos. šito Aha. gabalo. Taip. Taip, šito gabalas. Supratau. Taip, dabar čia bitės auginat, matau, va. Tai Ar čia yra dabar jau dar veikiančio avilių, ar jau... yra 3 čia veikiantys ir va Aha. ten visi kiti. Ai, bitininkystė čia galima daryti, va. Taip, toliau. Va, kiek avilių. Čia jau rimtas verslas gali būti, matos kiek Taip, avilių. yra. Tai va. Ne vieną tūkstantuką tas darau. Ir šitagi čia va spanguolynas visur. Taip, Į spanguolių pasidarau pinigų. taip. Tai dabar šitas sklypas, o toliau tenais į tą pusę einasi, ar kur? Ir dabar jisai mano sklypas eina va ten, kai anoj pusėje matai balos krūmai. Krūmai. Tai tenais. Ir pagal tuos krūmus ir eina į ten tada. A, nu gerai. Dar aš. Čia tik tais, kad biški klampot. Spangolynai. Dabar ten matau vandens telkinys yra. Taip. Tenais irgi priklauso, ar Taip. ir už jo irgi priklauso, ne? Taip. Čia visas tas, va ten va toli yra vandens telkinys, jeigu matot. Aha, ten matai vieną telkinį, tai už jo dar du O, yra. kas čia pasidarė? Ten dar du yra už jo. Ten va vandens telkinys ir dar yra. Bet čia vienu žodžiu atvažiuoja žmogus su dronu. Na, tai jis Bus rimčiau. Na. Kiek nori už 202 hektarus. Čia yra dabar kaina 120 000, bet mes priimam visus pasiūlymus, kaip sakant. Įdomu, ką žmonės duoda. Tai va. O kaip dėl tos kainos mes derinsim tą kainą ar paliekam kol kas tokią? Nu, galima nulaist kokį 10 000 tada, kad Aha, 110 manau. aha. O kas į viršaus, tai jau jumima. Supratau. Nu čia ką pamatyti. Spangolynai. Aš ten toli neisiu. Aš biški va čia va kur. Žiūrėk, kad čia sakau šalį. Aha, matau. O čia yra spangolynai. Pelkynas, spangolynas, vienu žodžiu. Taip. Dabar einama prie tos būdos. Taip. Ir nuo tos būdos vėl tenai filmuosi. Taip.
Tai čia pagrindė spanguolių verslą galima daryti ir bitininkystės. Jo. Nu, galim ir avių užsiveisti. Taip. Kodėlgi ne. Čia va šitas gabalas dirbamas. Čia dėl bičių sėjama buvo. Taip. Ir paskui toj pusė yra ten hektaras, gal 20 arų, tom pusė, ten kampat. Aha. Ir paskui ten 2 hektarai tie, 22 arai dirbamos. Ir paskui čia už ežerėlio šito Taip. yra irgi, ten nežinau, kokis hektaras, gal daugiau, bet aš kam nedirbau jau, sveikatos tos nėra. Taip ir apleidau. Laiva persuku kamerą į priekį. Taip, dabar mes einam čia va. O čia vasarą irgi vanduo būna? Ar neiždžiūsta? Ne, čia jau A. visą laiką. Čia šitas ežerukas skaitos. Tai čia ir žuvies būna visko? Yra Ne? žuvies, yra. Man sakė Modestas, kad sako, yra eršketai, kas tenais įleista ten kitam, šitam, ar ne? Čia kitur, čia mažiukų prileidau šitam. Supratau. Neparduosiu, tai pavasarį reiks atvežti. Ar šketų, ar ešerių reikės atvežti, kad Aha. labai karosų daug yra. Kur tu pūlai? Su kašiku semk. O dabar va toj pusėj, va ką beržai, matai, jaunas beržas, anoj pusėj už Taip. vandens. Persuku kamerą. Tai iki to beržo net, manau. Jaunas beržas ten toliau aukštas kur? Aha. Ai, supratau. Beveik ten, kur tie medžiai dideli prasideda, jau beveik iki ten. Net arčiau. Arčiau biški. Aha, ir tada nuo to beržo eina tokiu va kampu. Palanktų in tuoną tvorą. Ten. Kaip toj tvora. Ai, va kaip ten ta tvora stovi, Aha. ne? Va ten tvora matas. Taip. Aš galvoju, kas taip garsiai čiulbo. Telefonas pasirodo. Žuvininkystės verslas. Kristina, aš dar negaliu kalbėti, šitą paskiau paskambisiu. Nes aš dar tetervinina. Aha. Tai va, tai 3 verslai. Spanguolės, bitės ir žuvininkystės. Taip, jau Tai va. žuvimi tai tik verskis. Aš į tinklą turiu oficialų. Geras. Traukiamą. Žinot, kai būna žmonės padaro tokių kaip namelių, atvažiuoja žmonės, susimoka pinigus, Taip, gaudo taip. ir jie po to paleidžia. Aha. Gaudo paleidžia Arba... Nu, taip. Tai va yra tokie... Jo. Čia dėl šito verslo tai gali drąsiai. Tai va. Padarysim daugiau video, laukit, bet kol kas susitikau su žmogum pasikalbėti, papasakos, kas kaip, jau kaip ir pasakė, 3 verslus. Kurioje vietoje Tetervinė. Tetervinės kaimas yra čia prie Merkinės netoli. Merkinė Leipalingis, ar ne? Nu taip. Tai va. Taip. Čia maždaug ant vidurio kelio ir šone. Aš jau nekantrauju iš tikrųjų pamatyti viską, tai kai bus video, tai, tai bus galima matyti. Čia va jau išpjautos pušelės. Aha. O ten negali išpjauti, jau klimsta koja ir trūksta derna, taigi čia derna tai plaukiojanti, žinok. Plaukianti? Plaukianti. Nukrinta vanduo ir derna nusileidžia, pakyla ir jį pakyla. A, geras. O čia va prie vandens, tai matai, berželių jau nedajo jisai išpjauti šitų ir liko keli prie pat. Supratau, tai, o čia labai gilu gaunasi, jeigu... Nu, ten va, kai tas kupstas viduj. Aha. Tai prie to kupsto apie 3 metrai, matau, kur 3, kur 2 metrai, va taip. Geras. Kur 2,5, tai aš nemeluoju, sakau, kaip yra. Taip. Tai va. Aišku. Nu ir dabar dar galima eiti, kad vaizdą padaryti, o kur pravažiavom iš toj pusėje visas spanguolynės. Matosi tas taip. Ten matosi gerai. Aha. Supratau. Čia Gerai. verslų tai daug galima užsiimti, bitės, žuvys.
užsiimt gali laisvai, kad ir tas pačias avis gali laikyti, kokį verslą, turizmą galima laikyti. Taip, daug variantų čia yra iš tikrųjų, taip. O ten elektra, tai tam galia yra, prie pat ant Rubežiaus mano žemė ir... Ten trifazės ar ne? Trifazės ir pastotis. Trifazės ir pastotis, aha. Taip, tai pastotis tenai. Tai ten skaityk, kad mano žemė ta elektra. Tai aš ir tų gabalų daspirkau, man pirma buvo neduota to gabalų. Tik čia šitas buvo duota vienas sklypas ir kitas, o paskiau tada pirkau ir jau, kad man būtų... Nu, žinai, kad savo elektrą tiesiog, kad savo. Taip, taip, yra labai svarbu, jeigu ypač kas užsiima verslais tokiais, reikia tas elektros. Jo. Aišku. Ką čia dar galima pasižiūrėti būtų, taip pat įdomaus, į kurią pusę čia. Kad taip daugiau, nu, einam į tuos beržus, tai dar tą biškį juostą. Darysit šiaudinį namą iš nendrių, žmonės rašo man. Čia galit daryti? Galit daryti. Va čia tos... Va. Poligoną galima daryti. Čia yra daug visokių variantų, ką galima daryti. O čia va, avilių kiek, va. Sako, ne 1000 pasidaro, sako, iš tų. Nu tai klausyk, padarai. Bet darbas irgi juk, ne? Darbas, vasarą, dirbti. Toną kokią medaus įsukim. Virš tonos. Virš tonos medaus. Nu tai po 5 eurus duodi, tai va, tau 5000. Nu taip. Taigi vis tiek niekur neuždirbsiu per porą mėnesių. Nu taip, taip. Gyvent galėjau iš to, kaip sakant. Nusipirkai, pasistatei namuką, gali gyventi, verslai, viskas. O va čia gal pabandysi įeiti. Ai, tenais. Aha, tai va šitą tokia įkos yra įsipratį toliau. Aha. Paimsi. O čia šitus avilius paimi. Šitaip va, filmuosiu. Žiūrėk, va, atsargėsi neįsiu. Aha. Bet žiūrėk, atsargiai eik ir va, eik kojas dėk ant ledo, va tenai toliau. Ant ledo? Aha. Neįlūšiu? Neįlūšiu? Nu, ir lūši vieną kartą, kitą kartą nereiks. O. Atsargiai tik tai. Gerai. Vieną kartą įlūšiu, antrą kartą nereiks, sako. O tai čia tas lieptelis yra ir toliau, ar ne? Tai dar yra jisai biški, bet jis jau po vandenį. A, tai aš jau ten... Nežinau, ar man čia eit. Tai gal tada neikėjau, aš matau, kad... Bo žiūriu, kad semėsi vanduo, tai aš ne. Čia kai būna -20 reikia ateit. Ar pašalę labiau, kad būtų. Kad -10 tam sušalę. Čia, žinot, šitam gale Lietuvos grinai pavasarių kvepia. Va, buvau Utenoj, žinokit, vien balta visur. Šakės tenai. Čia labai gerai jau šitą bitė mirgi, tai šiaurys, vakarai ir, nu, taip kaip, žinai, apsupty viskas. Ir matai, dabar čia važiuoji, daryk, ką tu nori. Užsitvėrė ir tau niekas neteis, net važiuos tada. Taip, taip, apsupty, va. Miškai, va, apsisuksiu aplinkui, va. Taip, visur. Medžiai. O čia tik į tą pusę pelkė, tai irgi apsupty. Ai, tarp kitko, kas nuo karo nori slėptuvę pasidaryti. Čia labai gerai. Grinai slaptavietė. Vidury pelkės gali pasidaryti trobą. Niekas netvarys. Tankas nepravažiuos pro pelkę. Paskęs. Nu. Tai kas bijo karo, čia yra idealu nusipirkti. Ten, kur tas tvenkinys, tai ten krantan galima namai pasidaryti požemį.
Taip, Dar nepasitvėjai. tai eikime tenais iki to. Einam dabar va dar toliau ir grįšime atgal. Taip, Ir matai, jeigu kas nusipirks čia ir va čia šitą visą sklypą žemės didelį parduos. Dabar išnuomavo, tėvukai mirė, vaikai ką savo pakreikė, žinai. taip. Jis sakė, parduos, man nereikia. Tai jeigu kam trūks žemės, tai galite atsipirkti. Taip. Kokia kaina? 110, sako dabar statysim. 120 buvo. Pastatyti, bet daugiau jau leist negalima. Tai va. 110 tūkstančių. 22 hektarai. Jo. Tai čia yra tikrai. 22 hektarai, 22 arai. Labai dyklės padaryta nuo elnių, nuo briedžių, Aha. kad negraužtų obelų šakų. A, jam skanu ateina Aha. paėsti. O va šitą visą va plotą, rugių šitus Aha. parduot žada. Čia irgi žada parduoti, ne? Aha. Bet čia va dar vandens telkinys yra. Ir gilu čia neišbandžiau, bet taip irgi karosų. Pavasarį, va, kad ar rudenį labai daug vandens būna, tai va čia pilna pakraščiuose karosų būna. Prieina. Buvo šitų kartų. Taip. Nu čia matau pasitvarkę namus žmonės, tokių kaip apleistų visai nelabai matyti. Ne, čia pasitvarkė. Kažkaip čia gal ta vieta Kas tokia tvarkos pasitvarkė, o kas ne. tai paklausi vieta tokia gal sakyčiau, nes kitur važiuoji pusę trobų arba sugriuvę, arba apleistos, arba dar kažką. visai. Tai O viena šičia- diena yra pravažiavai, matai, atrodo. Aš mačiau tenais, bet ten susitvarko, ten šalia ūkininkai gyvena kažkokie. Aha. Tas ūkininkas įtvarkos, bet į kiti. A, yra dar vienas, ne? Ne ūkininkas, jis pensija. Tiesiog gyvena. Ir sūnus Latras buvo, tai A, avarijų padarė ir vežimėlį atsisėdo. Tai dabar gyvena tėvas ir sūnus troboj su... ten tėvas, sūnus ir mama. A, supratau. Taip, būna visko atsitinka, vargsta po to žmonės. Nu, matai, dabar čia išpjovėm. Tai koks vaizdas geras anksčiau. Pušaitės, birželiai buvo, mačiau. A, O ir čia iš čia va kažkur tai įneit pačiam reik ir tada taip. Čia Spanguolynas, kur sakėte, Aha, ne, kad aha. matytųsi. Gerai. Sako, Klaipėdoje apsiniaukia, o čia saulė šviečia pliusas. Nu taip, pliusas, net va, nugara šyla. Tai va, žiūrėk, čia kažkur tai ar neįsi, ar neįsi, bet... Čia vanduo, matau. O jeigu ne, tai va iš čia va kažkur va. Ateik čia naisa ir iš tolo. Ten va Spanguolynas yra. Va iš aukščiau. Tada paimsi. Taip. O čia va Spanguolynai, va čia va. Aha. Dabar iki... O iki patos tvoros eina ar biški? Nu, va, kai namas, tai... Ai, ten kur medžiai prasideda krūmai, ar ne, va iki ten? Ne, tai dar ne krūmų mano eilė. Ai, dar ir tų yra. Krūmų kokį 20 metrų. Aišku. Tenais. Samagonui tinkamas, tai aišku tinkamas. Vidury pelkių ten pasidaryk aparatą ir viskas. Jo, Ir čia ką tu ir nori. savo ką nori daryk. Niekas neįeina. Čia labai privati vieta, aplinkui medžiai apaugę viską. Čia tokios vietos niekur nėra dabar. Taip. Niekur nerasi. Aišku. Degtinę daryk, ar tu ką daryk, tai tai niekas nieko. Nu. Ten medžiai tokie buvo dideli, matosi nulūžę. Kas ten, nu, A, va čia? apsemti buvo Beržai gal. Buvo, tai jeigu per ilgą laiką sunyksta, Aha. po kiek metų. Ai, nu taip, taip. Supūva sulinksi. Aha, aha. Nuo vandens. Štai
tai kad per daug vandens, jie irgi tiesiog plaukioja su gruntu pagrindinė nesusisiekia, o durpės. Čia grinai durpės, pelkynas. Aha. Taip. Ja. Nu tai ir viskas, o ten iš kur atvažiuoji, tai ten nėra ko eiti jau gal. Nu tai taip, aišku. Na. Gerai, tai va, tai mes tada eikime tenais dar parodysit, kur sakėt galima darytis ten kažką tais prie... Tvenkinio? Jo, tenais dar pasižiūrėsim, ką ten galima darytis. Jie viską gali daryti. Koks rajonas? Kalnam. Čia yra prie Merkinės netoli. Prie Liškiavos geriausiai. Prie Liškiavos. 2 kilometrai nuo Liškiavos iki čia. Taip. Tetervinės kaimas vadinasi, Tetervinė. Jo, matai. Jeigu įvesit Tetervinė. Lietuvoje gal 4 kaimai yra Tetervinė. Tetervinės. Nu tai ten, kur Merkinės savivaldybė bus parašyta, jeigu įrašysit internete Tetervinė, tai pietų Lietuvoje, nes yra, mačiau, Pasvalys yra, prie Pasvalio kažkur, paskui dar kiek nuo Nemuno, tai čia tas Nemunas juk prie Alytaus teka, ne čia. Tai Nemunas čia yra nuo to galo sklypo kokį 3 kilometrai. 3 kilometrai kokie, nu. Gal arčiau dar. Tai va, kad tuo kampu ant Liškiavos, tai čia 2 kilometrai bus tiesiai. Aha. Tai pirksi rašo, ne, žmogus, tu yra mūsų klientas, mes reklamą jam darome. Tam, kad pritraukti daugiau žiūrovų, kad atkreipti dėmesį. Taip pat jau susitarta žmogus atvažiuos su dronu padarys video. Padarysim daugiau reklamos. Įdomiau bus iš viršaus, nes čia 22 hektarai, čia taip paprastai neapeisi dar per durpynai, pelkynai. Gabalais galima, ta prasme, išsimokėtinai nori pasakyti. Pasakyk, išsimokėtinai turi omeny. Čia mane žiūri žmonių 67 dabar ir jie žiūri, komentuoja kažką vis. Tai tu taip užsiminėjai, reklamuoji, taip ir kai reikia reklamuoju, o jeigu aš matau variantą gerą pigiai, tai aš perku šiaip senas trobas visokias. Toks ir verslas, kaip sakant. Pagrindė mano stiprioji pusė yra reklama, paskleidimas reklamos, kaip sakant. O tai yra pinigai. Iš bet kokio turto galima išpešti daugiau pinigų. Arba kur kažkoks turtas, kur stovi, neparsiduoda, tai jisai tada pajuda, tada žmonės pradeda kažką siūlyti. Be pelkės kiek kainuoja. Ar parduodat atskirai, ar viską tik tai kartu? Aš norėčiau parduoti viską. Viską? O jeigu atskirai, tai pirmiausia šitą dičkį gabalą, o paskiau... Ta tenais, kur pelkė? Va šitą visą. 18 hektarų čia. 18 hektarų dičkis yra. Ten 3 sklypai, ar ne, yra, mačiau ant planelių? Taip. Sakėt, planelius atsivežėt, galima planelius irgi pavartyti, tada rodyti. Bet paskui čia dabar... Aš jau pavargau tiesiog. Aišku, tai mes jau nebegaišinsiu, aš jau jūsų tada... Tai nieko. Va, tai tenai, kaip eina iki pušelių tų. Va, ten tiesiai. Ten. Aha, ir dar biški miškantinį eina keli metrai. Biški keli metrai. Aha. Tai va ten tam kalne įsikasiai savo bunkerį, ant metro kokio pakėlė ir gyvenk. Nu taip. Čia kas nori slėptuvę pasidaryti. Jo, slėptuvės. Labai gerai. Labai gerai. Trobos nėra, čia sako troba yra, ne, čia vagonėliai žmogaus va yra tik tai. Vagonėliai ir bitininkystės verslas va.
vienu žodžiu, aviliai, bičių. Va, vandens telkinys, o ten sakė, bunkerį galima daryti labai gerai. O čia tas miškas didelis, čia toliai eina tas miškas, ar čia jis toks? Kilometrą gal ne. Kilometrą kokį. Kažkur tai apie kilometrą, nu, tai iki to asfalto, va, kai tu važiuosi. Ten asfalto daugiau. Aš atvažiavau kaip visada, aš būna atvažiuoju į objektą ir pačiu baisiausiu keliu pataikau. Tada jau žinau, kad va, čia toks kelias, čia toks, aš galiu ir papasakot klientam tada. Kokiam rajone sklypas, čia yra dabar Varėnos rajonas, kaip ar ne? Varėnos rajonas, bet čia... Varėnos Merkinės savivaldybė. Merkinės savivaldybė, jo. Supratau. Ne savivaldybė, o seniūnija. Seniūnija. Savivaldybė tai čia... Varėna. Tai va, aišku, tada, nu, ką žinau, dar tuos planelius parodykit ir tiesiog aš tada važiuoju. Koordinatės išsisaugoju. O šitą, ten važiuosi tavo galo pažiūrėti sklypą ar ne? Tenai, kur tie 2 hektarai, 20 arai. Tai reiktų pažiūrėti, ten matosi? Ten nuo kelio matosi, nuo žvyrkelio, bet reikia mums grįžti ir aplinkui važiuoti. Aha. Tai gerai galim važiuoti, jeigu jūs nieko prieš. Tai važiuojam, man tai įdomu ir pačiam, kad pats žinosi viską. Gerai. Reikia, žinosiu, tada suprant, klaus pirkėjai ar kažką, reikės su jais bendrauti. Sakysiu, va, ten tas. Taip. Tai va. Aišku, gerai, aš tada pakuojos. Iš paskos, gerai, važiuosiu aš. Taip. Kaip čia man, ar pavyks man su šituo važiuoti, ar nepavyks man važiuoti su šituo. Ne, man su šituo nepavyks važiuoti, reikia nuimti man tą. Nuimti šitą reikia. Palaukit biškį. Viškį apvažiuosim. Nors pabandom davai į priekį parodyti vaizdą. Gal nepribanės. Nu. Tegul būna. Graži vieta, jo. Čia labai privati, aplinkui vien miškai, medžiai, apaugę viskas. Iš visų pusių ten, ta prasme, ir nuo vėjo, viskas labai gerai. Geras oras darbams, taip, ypač lauke pasižiūrėti sklypus, objektus, reklamą dėlioti, tikrai yra oras fainas. Sako, Klaipėdoje apsiniaukia. Kur čia jūs rado šitas žmogus? Čia jisai pasamdė mus kaip įmonę, kad reklamuotume jo valdas, šitas jisai parduoda. 110 000 dabar pareguliuosim kainą. Buvo kažkada pasiūlymas už 80, jau kažkas norėjo pirkti. Bet nesutiko jisai. Nuo 130 000 mes pradėjom reklamuoti. Dabar reklamui liktai 120 yra, tai va su juo dabar pamatėm, kad reikia pareguliuoti, nes nelabai, sakė, daugiau nebereguliuos kainos. Tai va, tai tiesiog dirbam, reklamuojam. Kaip sakant, mes dirbam jo naudai dabar. Čia visai kitas susitarimas su šito žmogu. Žmogus pasirašo sutartį, pasirašo reikiamus dokumentus, įsipareigojimus sumokėti, tai tikrai galima dėl jo stengtis viską daryti ir jam viską iškloti kaip yra.
Kokia sklypo kaina? 22 hektarai, čia su viskuo yra 110 000 eurų. Čia verslus gali daryti 3. Bitininkystė, žuvininkystė. Kaimo turizmą gali daryti. Pas mane atmintis kiaura, tai aš negaliu taip gerai išvardinti. Bet čia yra geras dalykas. Ypač kas planuoja statytis trobą kur nors atokiau. Labai yra gerai. Matot, kad į kitą sklypo galą nuvažiuoti reikia apvažiuoti su mašina. Čia tai dydžio sklypas. Aš iš tikrųjų prisipažinsiu, aš tokio didumo sklypo niekada nepardavinėjau. Daug žvyrkelio, ten va truputį pavažiavom, jeigu matėt. Truputį ir iškart va asfaltą. Aš pro kitą galą atvažiavau, tai ten blemba 2 kilometrai žvyrkelio buvo. Ir toks baisus. O va pro šičia, pro Liškevą, geras kelias asfaltas. Va. Va. Va čia va reikia važiuoti. Žvyrkelis toksai biški. Čia labiau smėlio kelias, nei žvyrkelis. Toks pusiau smėlis. Gerai, kad nesu moliu. Pas kažką aš važiavau iš kolegų, taip vienu žodžiu, molis su smėliu. Tai būna neįmanoma pravažiuoti kai kuriais metų laikais. Šičia tai gerai. Šičia dar viskas labai gerai pakeliu. Čia kalbiški do vietas, nieko baisaus. Bet dabar juk vienas baisiausių metų dabar yra link pavasario, tai dar gerai, kad truputį pašalė. Jeigu būtų nepašalę, tai tada ate. O, čia biški yra duobių. Biški yra. Kodėl mes viską išleidžiam reklamai? Davai reikia nupirkti mašiną. Džipą kokį normalų. Nieko, kada nors taip ir bus. Kai ateis 100 mokinių, susimokės po 2000 už mokymus, tada tikrai. Ir mašinos geros bus viskas. Bet kažkaip jie nelabai nori. Arba aš per mažai skelbiuosi, per mažai aiškinu. Žemė derlinga, sako. Čia yra kitoks biški pobūdis to žemės. Šiaip čia derlinga žemė, bet durpynai ir pelkynai čia yra. Būtent apie tai, ką jis kalba. Va, dabar va šį čia.
eikime ten. Zefyra yra pigus džipas. Jo, kurgi ne. Zefyra yra ne džipas. Va, čiks. Tai žiūrėk, aš čia sustojau, dabar čia šitas pats Taip. galas jau. Taip. O mes dar galime, jei nori, ten toliau pavažiuoti, tenai iki tų biržų net. Tai nežinau, čia ar geras tas kelias, normalus. Kelias normalus, čia nieko. Čia O dabar kur tos prasideda? Jūsų čionais yra? Taigi va, nuo pat kelio. Nuo kelio prasideda. Nuo kelio prasideda ir eina tenai, matai, ta pastotis, kur stulpas su atrama. Stulpas su pastotė, kur sakėt, Aha. va. Taip, elektra, kur stulpas su atrama, tai tingi pastotis. Va, pastotė yra elektros. Nu, Pačiam žmogaus sklype. tai va. Va. Jei nori, tai galima pavažiuoti iki ten, bet ten ir nieko ten blatno Nelabai ką ir nematysim. pamatysim. Ne, ten nematysim nieko, tai va tik tai Aha. šitą. Čia tas pats namas, kur ten matėsi, ne? Aha, Tas pats. tas Tas geltonas. Aha, geltonas Va. kitoj pusėje. Čia buvo kelias tiesiai išeina ten pro mano ir pro tuos vagonus ir ajo tiesiai. Tai aš jį apželdžiau. Ai, apželdinus. Apželdžiau, kad nevažinėtų niekas. Ai, važinėdavo čia būdavo Labai traktoriai, pijokai, traktoriai ir mašinos. Prisgeria ten va panaroju, per kur atvažiavai krautuviai, o vakare grįžta namo. Tai per čia vis girci ir girci. A. Tai O man- per asfaltą bijo važiuoti, kad policija nepagautų. Taip, Jie važiuoja per tuos visus. Jo. Ai, supratau. Čia pervažiuoja tada va tą kelią, kur mes įsukom. Taip. Tas namas lieka po dešinį ir jį vėl varo į kaimą. Jo, jų keliai čia buvo. Tai aš apželdėjau ir nenaudoju, kaip reikia man. Tai pas bites. Čia ir dar bites laikiau. Tai viena šeima dabar tik liko. Aišku, Čia iš 4. supratau. Nu gerai pamatyti, iš tikrųjų aš pats tai dar nesu pardavinėjęs tokio dydžio sklypo. Nu, tai tai. Pas mane būdavo 3 hektarai, ten 5, kažkas tokio, ūkininkai pirkdavo, bet dabar čia yra tas įdomus kitokio pobūdžio truputį. Taip. Viską. O kaip čia žemė derlinga, derlingumo balas, koks čia yra? Čia žemė prasta labai, akmenys reikia išrinkti. Akmenys, aha, Taip auga viskas. Bulvės Taip. inkiši, tai va, bulvės suauga. užauga. Be mėšlo, be nieko, bet reikia akmenys labai. Akmenų daug, ne? Aha, daug akmenų. Tai čia nepaslėpsi jau. Supratau, nu nepaslėpsi, aišku, Ne. yra, va, matosi. Taip. Tai yra tie, kur turi tą specialų akmenų rinkimą. Yra aparatai, kur Aparatai, surenka, tai tai- traktorius. Važinėja ir renka. Paskui inkrūvas ir parduoda. Žmonės perka akmenis. Nu taip, Tai va. aišku. Aišku, gerai, tai dar tos planelius, jeigu galit, aš gerai. su tuo, su telefonu. Sako, šitą iškirpkim, pas mane be cenzūros, viskas tiesiai šviesiai, niekas neslepiama, Ne, nėra ko. nėra ką slėpti čia. Čia, jeigu tą planelį atidarykit, kur yra, ir padėkit ant sėdynės, aš tada su kamera Aha. pafilmuosiu, nes čia labai saulė švies. Taip. Nu. Tuoj rasim visi. Dar vienas pliusas, kad ir koksai čia yra kaimas, kaip sakant, yra labai geras ryšys telefonui. Vat kaip matot, vaizdas puikiai persiduoda, Va. Vienas pilnas ryšys. planelis. Ai, čia šitas. Šitas va papaišyta ir dar čia rasiu daugiau. Čia va toks planelis, bet ten buvo kažkokie šitie oficialūs. Va tas va. Va čia va buvo. Gal čia ta va kur. Va. Va. Tai čia vienas iš tų, kiek čia jisai ploto šitas 2 yra? hektarai 20 arai. 2 hektarai. Tai iš viso yra 3 sklypai. Aha. 2,22, tada kitas yra 18, sakėt, ar ne? Aha. Kitas 18 yra. Va. Kažkur tas turi būti toksai va didelis, va. Va šitas va bus. Aha, suontas. Sulankstytas, kur yra. Va. Va šitas va.
18,5,9,8,3 va. Tai mes dabar buvom, kurioje čia mes buvom vietoj, va šičia mes buvom. Aha, va čia va. Va toj va. Va čia va mes buvom, vaikščiojom, Ir va, vienu žodžiu. iki čia va nebuvom daėję. Iki čia daėję buvom, va. Tai va, o mes dabar esam iš to galo A, kažkur. va, iš šito va. Va iš šito galo mes esam, va. Tai va čia tas va visas. Tai čia va, tas, kur mes vaikščiojom, kur su anuo prūdeliu, tai yra dar atskiras dokumentas, ne? Aha. Tada šitas antras, o tas kitas va čia, ne? Čia gaunasi, šitoj vietoj, ar ne? Kitas. Tas, kur va du, ar va čia, va. Čia gaunasi. A, supratau. Kur 1,27. Taip. Va dar. Va tas. Ai, va čia šitas, kur mes atvažiavom iš tenai, ne, iš viršaus. Aha. Atvažiavom ir čia tos būdelės stovi. Tai butelės stovi. Ar ne čia, va čia pelkė. Ai, prūdo nėra čia, neparodyta, ne? Neparodytas prūdas. Prūdas neparodytas, va. Aha. Čia va. Ai, supratau, o taip, atvažiavom va pro ten, va čia va pelkė va toj pusėj. Ir, žodžiu, mes čia vaikščiojom, va. Prūdas čia yra. Aišku. Prūdas didelis, pats matė. Mačiau didelis, tikrai prūdas. Tai va. Ir va dar šitą dėl spanguolių, jeigu kas. Taip. Tai čia širtys mūsų turėjau ir O kas čia buvo su jom? Nu tai, ir lupo. Ai, ėjo ir rinko, vienu žodžiu, kas norėjo pardavinėti. Taip, pardavinėjo, darbiavo. Tai va, matai, per gamtos apsaugą. Aha. Viskas. Tai. Ai, supratau, dokumentai yra, kad tik tais jūs galit rinkti. Taip. Kad tik jūs galit naudotis. Taip, kad jeigu leidžiu naudotis, tai su mano žiniai. Galit bilietą parduoti jiems ir... Tai bilietą, ar dar kažką. Susitarėjai. Tai būna, sumoka ir renkasi tada. Supratau. Kokiose vietose, klausė, gal kažkas anksčiau nežiūrėjot, tai čia yra Tetervinės kaimas šalia Liškiavos. Čia Varėnos rajonas. 22 hektarai už 110 000 dabar. Pareguliavom kainą, tarp kitko sumažėjo, tai kreipkitės, siūlykit, taip pat ir siūlymus visus priimam, įdomu, ką jūs siūlot. Ir tiesiog laukite, daugiau bus drono video. Atvažiuos žmogus su dronu, nufilmuos ir tada bus jau aiškiau matyti. Dabar planelius pamatėt, pavaikščiom truputį su savininku, įsiaiškinom, bet bus daug dar. Tai va, tai ką, gerai tom kartui tada? Nu tai gerai tom kartui, bet žinok, dabar kada išvažiuosi, suki atgal į dešinę, ant asfalto išvažiavęs. Ir varyk asfaltu nesuk ten, tais keliais, kur atvažiavai. Varyk asfaltu net iki... Ai, ir bus geras kelias tada. Asfaltas visas ir šitas, kur Leipalingis Merkinė. Taip. Tenai rodiklį. Tai norėsi per Merkinę suk, tai suksi po dešinę, o jeigu per Serijus važiuoti tada, tai suki po kairį ir iki Leipalingio žiedo ir tada žiedo nesuki visų iš karto vėl po dešinį ir ant Serijų. Ir tada va Serijai ir tau Alytus. Supratau, labai gerai. Tai va, tai. Gerai, ačiū, kad parodėt, iki. Iki tada. Atsiųsim žmogų su dronu, bus smagiau pažiūrėti. Koordinatės turės, viską tegul filmuoja. O čia šitie pagaliukai, tai čia išnuomavęs buvau pernai. Va čia tie, kuris mėgti pagaliukai. Palei kelią čia iki tenais. Aha, iki tenais. Ai, tai buvot va čia išnuomavęs tavo kaip dirbama žemė, ar kaip? Dirbama žemė šitą išnuomavęs buvau. Tai čia dar prašės ir anksčiau metų, bet jeigu parduosiu, tai viskas. Nu taip. Aišku. Tetervinės kaimas, Tetervinės. Čia yra Varėnos rajone. Tai va. Tai va taip. Aišku, gerai, iki tada. Aš važiuoju. Aha, gerai. Iki sėkmės. Tai būtinai, taip. Labas, jeigu dabar tik prisijungiai va su savininku, ką tik pavaikščiojom su savininku po jo valdas.
Tikrai daug žemės čia. Aš šitą nusiemu savo. Išjungiu tą stabilizatorių. Bet va, nebanino dabar, kaip važiavau. Gal ir nebanins. Nu, pavažiuoti, reikia biškį priekiant. Kelias tai toks, kaip sakant, galėtų kažkas nugreideriuoti. $110,000 už tokį sklypą. Šiandien rodė žmogus ir pasakojo sklypą, kuris yra 22 hektarų. Ten verslus galima daryti, bitininkystė, žuvies verslas, ten kaimo turizmas. Vienu žodžiu, ir spangolynas. Spangolės, kur auga. Turi dokumentus iš gamtos apsaugos, kad tik jisai gali rinkti ten, tik tais jo, vienu žodžiu. Ir galima imti mokestį žmonių ir jie gali rinkti. Tais jo, vienu žodžiu. Ir galima imti mokestį žmonių ir jie gali rinkti. Tai toks vat yra sklypas, €110,000 kainuoja. Čia toks vienas stambiausių sklypų. Aš iš tikrųjų nesu niekada didesnio sklypo pardavinėjęs, iš tikrųjų. 22 hektarai čia yra tikrai nemažai vietos. Tokios vietos visai čia fainos. Pušynai. Pušynai, ežerai. Tai va. Ai va, o asfaltas va toj būtų. Nu ką, aš tą laivą išjungsiu, manau. Ir važiuosiu aš atgal į Alytų. O laivo video aš parsisiųsiu ir įkelsiu į YouTube kanalą. Kas labai norės, galėsiu atsiųsti, pažiūrėti. Per daug nori, sako. O tai gerai. Už kiek imtum tada? Ar tu tik tai sakai savo vertinimą? Ar rimtai jau imtum? Kas čia buvo? Tai čia pypsina. Pypsina man, galvoja, kad pasiklydau. Gerai. Link Liškiavos. Aš žinau, kur važiuoti. Aš sustojau tiesiog su jumis pabendrauti. Sustojau, jisai pypsina, galvoja, kad aš pasiklysiu, nerasiu kelio paskui. Yra ten koks ežeras, yra keli ežerai pačiam sklype. Aš jums rodžiau ten tos planelius, bet pamatysit drono video. Drono nuotraukos bus. Pamatysit, bus čia nais tikrai.
Ten aplinkui miškai ežerai vien. Tai bandysi parduoti? Ne, nebandysiu, o parduosim. Bandyti tai gali pabandyti, va, paimk tušinuką į rankas ir pabandyk įdėti į stiklinę tušinuką. Arba įdėk, tai įdedi arba neįdedi, bandai. Pas mus garantuoti pardavimai, eisim link pardavimo 100%. Nebus taip, kad pabandėm, ai nepavyko. Imsim ir parduosim. Reklamos maksimumas bus. Vat, aš dabar reklamą padariau, pasižiūrėjau. Banditas yra, sako. Ne. Šiais laikais nėra banditų. Ką, gerai, aš įsijungiu laivą ir varau toliau. Už vairo laivo negaliu daryti. Bet bus kažkas įdomiau, tai tikrai laivo pajungsiu būtinai. Krikštatėvis. Prisižiūrėt filmų, žinai, čia. Gerai, iki tom kartui bus dar kitų objektų. Pafilmuosiu, parodysiu, video įkelsiu ar kažką. Iki. Ai, nepamirškit, sekit mane. Kol kas neseka dar, paspauskit follow ten, paspauskit iš karto sekti. Nes po to praleisit įdomybės. Iki.